Vyras. Tai ko su jumis žmona nepasirūpino? Aš išėjau tik. Prašau, į Sadelių namus atvažiavau, kai sako. O ten aš gyvenu, kai sako. Ne, nereikia. Televizorių. Staigiai mes matai, kaip sako. Neina žmonelė. Tai, čia filmą žiūri į televizoriaus, kaip sako. Čia mes aš viščiukus, viškai patvarkėm. Tai. Papasakokit biskį, kaip gyvenat. Gerai. Gerai? Daug aš pragyvenau, kai sako, vidurinė Azija gyvenu, mano šimtai, ir Utenoje gyvenu gerai. Ačiū Dievui. Nesiskundžiu, sveikatoj nesiskundžiu, vaikelą ir sakau. Į vaikai mano, Alytui duktė dirba, anūkas futbolistas išeina, ir duktė dirba. Senelė vyra, tai mes atvažiuojame, tai Utenoje du turi pasistatyti. Ir vaikai dirba. Sakau, dirbkim. Ir mes tvarkamės va šitą Alytę, aišku, tai senelį palikimą čia. Tvarkamės. Gražiai susitvarkė. Na, pabiškai. Tai viskas taip gerai, o rūpesčių kokių turit? Neturiu dar. Tik tai teisybė, kad būtų, kai sako. Daug aš turėjau gyvenime, sakau. Nu papasakokit, kur neteisybė? Šeimoje tvarkoj mane. Labai aš sveiko, bet, nu, sakė. Kaip sako, tas mūsų prezidentas, kaip sako, šitas, kiek aš, nu, paksas, melagis, kaip sako, na, pasakysiu aš taip. Jūs vadžiais. Čia nieko. Pukai kaba nieko. Na, aš nesiskaudžiu, aš esu, aš. Papasakokit, Aš vidurinę Aziją buvau, tarnavau, viską buvo, man visi gerai. Aš sakau, Rusija, Šerbakovas, ar tai Balčiokas prisimenu, kaip mes visi tarnavom, aš padirbau, tai sakau. Tai žmonės ir Rusijai gerai, visi buvo gerai. Ir aš man gerai visi. Ir dabar, ir Opan gali. Ir mano vaikai dirbo, vienas Sanitekį dirbo, Žintas, kitas Alytui kelius dirba. Duktė vėl dirba, kaip sako, visi dirba. Mes pensionai, daržus dirbam, nu, čia senelių palikimas mūsų, va. Mes girti, žiūrim, krapštam, viskas, va. Tai gyvenimu nesiskundžiat? Duok Dieve, jau dabar tik tinginys ir melagis negali gyventi. Aš grybų, uogų galiu, žuvies yra viską galima. ir žmonų mylėk, ir vyrų mylėk, ir vaikus mylėk. Mano anūkai atvažiuos Alytaus, atvažiuoja, kaip sako, va, dar buvo. Nežinau, kas skundžias, bet aš nesiskundžiu. Aš anksčiau nesiskundžiau, aš irgi dirbau, namų pasistačiau, kaip sako, vaikam ir savo. Aš esu, žmonės gerus visi buvo. Tik dirbk ir rankas turėk, ir galvų turėk. Bet vis tiek anksčiau biskį geriau buvo, ar dabar geriau? Dabargi dar viskas keista? Ne, tas dalykas, net kalbėkit, kur laisvė kažką tai priversat buvo, kalkozė, aš pasakysiu, aš nuo keturių, nu, kalkozė fermai dirbau, tenai vežiau, niekas mane mokėjo, niekas dabar, kokias kalba dabar. Čia nesupranta tas jaunimas kažką tai. Aš gerbiu dabar, tik rankas turėk ir dėkui. Dabar narkotikus, kokią tai, nežinau, kaip sakau. Nei mano žmona, nei Ivanukas Alytaus atvažiavo 14, jau 16, vienas kitas futbolistas, kai sakau, va, Žinta Alytui, Utenoje, kur gyveno, apie šitų dalykų, kaip sakau. Nu. Aplanko? Kur mus? Na. Ai, mes va, žiemų nuvažiuom,
kūrenom pečių, tina viskas, atvažiavom mes pasėti, va. Ir jūs atvažiavo ir, nu, kokia kalba, taigi čia mes ryšį. Nežinau, mes su vaikais, nes pykščiai neturėjom, nežinau. Kaip tai. Aš su seneliais va šitie, va, kur myra, taigi. Jis buvo atvažiavęs iš, va, net iš Vilniaus atvažiavo kunigas. Istorijų parašė knygų, o dabar palikam žmonai. Kaip senelė čia buvo vienai, nu, senai. Bloga pasėt labai, kaip saka, sunku kalbėti dabar. Iš gerą gyvenimą, kai saka, iš gerą gyvenimą, kaip saka, žmonės nemoka gerbti, nemoka mylėti. Tai ponas pats politiką domitės truputį? Būtinai. Iš senų laikų. Mano tėvas seminarijus buvo. Aš pusę metų likau. Tai va dėdė, tėvas, patėvis mano Argentinoje buvo. Tai visuomet aš gerbiu, va, jis sako, ir visus gerbiu, ir kariuomenę, ir sako, ir Brežnevų, ir Gorbačiovų, ir visus. Ir dabar aš gerbiu, kaip sakau. Aš balsuoju už tų žmogų, kad yra pasaulyje gerbiamas, o ne šiuklas aš nelabai. Toks žmogus, kai sakė, nepykti, nebijau. Laukiam mes, kad kai Vidurinė Azija nuvežė dabar, kaip sako, aš tarnavau, mama atėmė kolkozą žemį, išpatėjo net brolis tarnavo, tai daug buvo dalykų. Tokia jau nebūtų. Nenorim gyvenime tokia, kad dabar aš sakau, anūkai mano kariuomenėje, 4 anūkai. Aš laukiu, sakau, kai senelį, tu mane anūkai nuvežęs kapuos. Anūkai kariuomenėje Lietuvoje. Išeina pamoka, išeina Lietuvos kariuomenė, anksčiau buvo kažką tai, dabar kas sako, bijo kariuomenės, bėga. Keičiasi laikai? Ai, gerai keičiasi, gerai, aš sakau, aš jau jaučiuosi, kaip sako, ačiū Dievui. Jis sako, mano mama ir tėvas, jis sako, patėvis Argentinoje buvo, ten norėjo. Bet aš sakau, dabar aš nebijau, kada aš numiręs jau pasakysiu, kad Lietuva laisva Europai. Susitikti jau nori, kai sako, dar laukiu, kad kažką tai anūkai, kai sako, ir kiti, manai savo. Ir Žintas darbo turi gerų, ir duktė Utenoj, ir namus turim pasistatę, ne apie Kauną, visi mes, kaip sako, ir Alytui išeina Žintas, ant kelių dirba, kelius tiesia, kaip sako, ir vienas anūkas futbolistas, jau Žentas atvažiavo, reikia, sako, važiuoti treniruotės, kai sako. Va, kai žmogus išeina, galvoja, stengiasi, kai sako, kad ateity, kai sako, nešitė, atneš jam ir atiduos. Niekas neduos. Reikia, kaip sako, Europoje irgi mes gyvename, stengtis, galvoti, kad atneš, kad, sako, alūdę nuvėjai, išgerai, į namai alūdai. Namai, va, čia, va, kai dirbi namuose.
Tokie, Salakiškiai aš gerbiu, mano va seneliai, va sakau, ir uošvis geri buvo, ir uošvė, aš sakau, va, ir numirė, tai, nu, labai, man sakau. Tai aš atvažiuoju, sakau, va, Salsetė, ežeras geras, miškas, ir anūkai atvažiuoja. Va. Nu, biški, kaip sakau. Europa tai būtiniausia. Čiagi, sakau, Vidurinėje Azijoje tarnavau. Ir Turkmenijai, ir Aškabadė tarnavau. Ir buvo ruskiai, buvo ir Šebakovas, Baltionka. Man gerus buvo O rusai. tai kuo ta Europa tokia gera? Nu, Europoje nebuvau, bet mano patėjais buvo Argentinai. Tai pasakė vaikam, kaip sako. Nu, kaip tėvas mirė, tai pasaulis pamatyti įdomu. Tai aš, kai man išvežė Vidurinė Azija, tai aš mačiau tik tai Vidurinė Azija, kur jo šitas čiurkas, tai visi irgi gerų žmonės. Irgi gerų žmonės šitie, nu, aš žinai, su šiais turkmenais, ir žmonės gerus. Tenau. Viską pasakysiu. Aš pasakysiu, tarp lietuvių blagų dabar yra. Dabar nuvažiavo, kaip sako, pjau. Na, aš pasakysiu. Tu kur berniukai mane. Viskas. Aš irgi va, čia Salakė, atvažiuokit prie ežerą. Grybų duosiu, jeigu atlaikys. Man atėjo iškėsa, o tenas šleipečiai viskas saugiau mane. Ežeras va, pasmaudyti, kai laiką bus tai va. Gražu, kad gerai gyvenat, labai gerai. Ne visi dabar gerai gyvena, taip kaip... Nesiskųsti reikia. Labai žmonės priimnus, bažnyčia labai gražia. Buvom aplankėm labai gražiai. Tai iš kur, taip, apvažiuoti visko, visus kraštus taip. Žuvies ar grybų turim. Ką čia skūstis? Kas padės? Teisingai, nieko Nu nepadės. ką, politikų kažkada, prezidentus kokius reikia tik nebūtų. Tai kokius, aš kūjė dabar organizuoti. Kaip sakot, Kokių partijų. už jokio partijų. Jo, ne jokios partijos, jo, tik tai taip. Спальня сразу.
Taip. Iš viršaus laiko. Na. Ir patogiau tai būna. Nu tai va, tai kaip sakiau, kaip buvom prieš tai čia susitikę, tai sakėt, papasakosiu truputėlį apie savo gyvenimą. Atsiprašau, mes jau biški nedagirdim visi. Garsiau kalbėti. Taip. Gerai. Aš jau per dieną truputį pati pavargus, tai aš neku panos. Tai gana jau jūsų taip, bet nelabai, žiūrėt, tokiam amžiui, tai į tai dar gerai. Tai kelintų sakėt gimimo esat? 6 metų. 1906. 1 sausio. Naujų metų. Per naujus metus? Neatimt, nedadėt. Kaip tik naujų metai, tai ir metai. Aš jau 3 metus tenai gyvenu. Jeigu tai nemaišo vaizdo, tai jam geriau girdėsis ir man. Nes aš klausau. Nu tai ką man daryti? Gerai, važiuoju. Tai ponės, papasakokit visgi kaip gyvenot nepriklausomybės vienais metais, dabar jau kiti nepriklausomybės metai, kaip sovietmečių gyvenat. Aš čia nesenai gyvenau, tik 7 mėnesiai. Gyvenau viena, aš viena, nieko neturiu. Visi išmirė, kad giminės kokios ten, irgi Lenkijoj ten gyvena. Aš vieniša likau, turėjau namelį, gerą namelį, turėjau viską tą, ką žmogui reikia. Viską. Bet jau prisėjau šitai, kad aš jau negaliu vieną gyventi. Jau rando mane gulint ant grindų. Taip buvo. Nu, pradėjo mane gelbėti. Nu, tai aš iš namų savo išėjau, tai 1997 metais, kaip aš palikau savo namus. Paskui buvau grįžus. Po 3 metų grįžau. Gyvensiu dar. Nieko neišeina. Metai jau man neleidžia. Sveikatos jau ne. Kojų neturiu, rankų neturiu. Akis jau mano labai blogai. Pabijojau, kad aš apaksiu. Nu, čia, iš kur aš važiavau, aš čia. Globoje buvo, labai gera buvo globai. Tokia, kad, nu, kaip tikra dukra buvo. Man ten labai gerai buvo. Bet aš matau, kad jie suvaržyti. Jaunimas labai suvaržytas. Ten muzika reikalinga, ten viską. O mama sakė, babutė guli, negrokit. Nu, tai babutė viską. Aš matau, kad aš trukdau. Nors jie nenorėjo, kad aš išvažiuočiau. Prašė, kad neišvažiuotų. Bet vis tiek aš pasakiau, su manim dar bus blogiau. Jie sunkiai dirba labai. Ūkį didelį. Jinai irgi sveikatos nekokios. Aš blogiau vis darau. Blogesnį dariausi vis. Kaip aš sugulsiu, kas mane prižiūrės tada. Man bus sunku, jiems bus labai sunku. Ir aš pasakiau, kad aš važiuosiu į senelių namus. Ir čia atvažiavau. Ir aš labai patenkinta, kad čia atvažiavau. Nei jokių rūpesčių man nereikia. Ir aš nematau, kaip žmonės vargsta. Aš nieko negaliu padėti. Tai man aš daliau akių, lengviau širdžiai. O čia rūpesčių nei jokių mes neturim. Pamaitinti, apmazgoti, sutvarkyta. Nu, žemas metu biški, čia šaltakų buvo. Tai žado, kad čia jau šilčiau bus, radiatoriai bus viską. Na dabar vasarą metu galim išeinam iš čia. Ne aš vienai, visi išeina. Aš išeinu, kiek galiu, tai paeina aplink namą šitą. Nu, kad neužsisėdėt labai. Nu, viskas gerai. Turit namie šituose namuose galimybę kokią nors sužinot, kas pasauly dedasi, Lietuvoje kokios naujienos, kas sostiniai, kituose miestuose didesniuose, kas vyksta, kas naujo? Turit tokią galimybę sužinot? Kaip, kokių laikraščių jums čia duoda gal? Taip, žinot, aš tai jau ne. Man jau nieko nerūpi.
pasaulis man visai nerūpi. Koks yra pasaulis, aš jie nepadarysiu kitą, čia ne mano reikalas. Į kaip yra pasaulį, čia ne mano reikalas. Į kas ten yra, į kaip yra. Man net geriau. Televizorių aš dabar jau nežiūrėjau, negaliu. Kaip aš žiūrėjau, tai aš sirgau. Tai taip net aš šitai, tai va nervuojasi, kodėl ne šitai, kodėl va šitai, nu žinot kaip va, kaip čia. A dabar, nu, aš ramiai savo gyvenu, kaip, man nesvarbu, kaip ten yra pasaulyje. Nu, da, bombas nekrenta ant galvos, ačiū Dievui. Ir va čia, vienas darbas malda. Daugiau nieko, malda. O jūs, ponia, kaip? Ponia, anksčiau gyvenam šeimoj. Pasilikau vieną. Jau gyvenimas ne vienai gyventi kaime. Taip. Nu ir ką, draugį atvežėm čionai, ir aš kartu atvažiavau pažiūrėti. Nu galvoju, ir man teks čionai atvažiuoti. Tai dabar buvo jau 3 metai aš kaip čionai. Patenkinta, pažįstami savo visi. Taip. Sesutės ir sanitarės susipažinam dabar. Ir dėkui Dievui, ponia. Daugiau neturiu ką kalbėti. Sotus. Jeigu gali, duok rūbus. Pati išmazgasi, negali, sanitarai išplauna. Taip, prižiūrėti, dėkui Dievui. Aptarnavimas geras. Nėra kas sako. O ko dar vis tiek norėtumėt labai? Ko dabar, pavyzdžiui, nu negi nėra jokio dalyko, ko dar norėtumėt? Kokią svajonę gal dar turit, kokį norą? Ponia, aš be išsilavinimo jokio. Aš skaityti numoku, bet man niekas jau dabar nerūpi. Niekas nenoriu. Turiu maldaknygės ražančių kalbų, knygelius maldaknygų skaitau. Ir daugiau mes tiek buvo abidvi kambariai, aš niekur neišeinam. Taip, mums užtenka tą. Taip, taip, nieko nenoriu. O bažnyčia netoli, sveikatos nėra nuveiti. Kunigas čia atvažiuoja, įsipažinti. Taip. Atvažiuoja tankiai kunigas. Taip, taip. Nu ir daugiau mūsų tokios jau sąlygos. Aš 26 gimimą. Jau reikia glaustis prie žmonių. Tai buvom šeimui 7 vaikai mama. A pasilikau tik vieną. A jau negyvenimas kaime. Gerai, kad jūs čia gerai prižiūrit, tai smagu, kad ne taip blogai gyvenat. Šiandien, žinokit, sutikom daugybę žmonių, kurie sako, kad gerai gyvena. Man taip ir keista ir malonu pasidarė. Gerai. Ir senyvo amžiaus žmonių labai daug sako, nėra čia ko skųsti, sako, tinginiai skundžiasi. Nu, ir taip, va, sako. Nesiskundžiam, daug dievulį, kad pabaig šitą gyvenimas. Matot, yra tokių žmonių, kad jie čia biški nesupranta nieko. Daug tokių žmonių yra. Tai su jais sunku kalbėti. Jie nesupranta, ką kai klausi, į ką jie nori, nesupranta. Ne tik tai. Jiem atrodo visi blogi. Jei serga, tai aš tai serga, kad čia blogi žmonės. Taip yra. Čia iš vyrų tai aš nežinau, kaip ten. A taip, iš moterų dabar jau pažįstu visus. Ramaukštė, ten yra labai silpnų žmonių. Ten da geresnį negu čia. Čia tai jau biški visi kaip būktai į neblogį jau žmonės. Tokie buvo. Ne visai sunūžusi. O vyrų čia yra šitose globos namuose, nes aš čia kiek perėjau per 1-2 aukštą, tai vien moteriškės mačiau. Vyrukai netokie patvarūs, ką? Vyrų tai aš ne vieną nepažįstu, aš jų nemačiau ir nežinau. Kaip sakėt, vyrų nematėt. Ja, ne, nu, žinau, kad Anės čia yra. Sakė, buvo 8, dabar 6. Aš irgi nemačiau. Bet Tai kur padėti? 6 turiu. Žinot, nu, čia tai nežinau, kaip čia yra su vyrais. Moteris, nu tai kas kita, tai mes suvainam,
kaip kad ten iš antrą aukštą, mes o čia lauke ten, nu, kaip išeinam ant saulutės. A iš vyrių tai, Ana irgi gal ne, tu irgi nežinai. Ai, nuėjom, papietaujam ir vėl savo kambarin. Yra gal keletas tenai viršui, bet mes tenai nesidomaujam. Mes jie nerūpi, mums nerūpi jie, ne savo. Aišku, nu tai va, taip ir gyvenat. Taip, taip. Mhm. Reikia gal daryti pašnekint dar jūsų kokių tų gyventojų, ką pažįstat, kas su mumis šnekėtų. Nu, ponia, Nu ką, mes, žinot, tikrai jeigu pasakius, ta nebus, ką mes norėtum. Mes norėtum, kad būtų meilė, tvarka, nu, kaip čia, lietuviškai, kaip čia pasakyti, spokui. nu santaikos, kad būtų nepyksmo Kad, jokių nebūtų. kad pasaulyje būtų taika visur, kad nebūtų nelaimė, o tą mes meldžiamės, į tą prašome tik. Asmeniškai mums mes nieko negalime daugiau prašyti ką. Tai Dievo valia. Ir jeigu visi būtum geri vieni kitiem, sąžiningi, nenorėtų bloga daryti niekam nieko, tai man rodos, kad visam pasauliu būtų labai gerai. Nereikėtų nei karo, nei nieko. O tik tą mums. O tą daugiausia aš trošku. Daugiau nieko. Ponia, į dar. Nebaisu nieko. Barkami blogai gyventi vienam. A čia jau nieko nebaisu. Tai taip, žinom, čia netgi teritorija, žiūrėjau, saugoma. Taip. Bet yra ir tvorikė aptverta, viskas čia pažiūrėta. A čia jau, Nu, matot, čia jeigu pinigą kokį turi pas daktarį padėti, reikia atsijimi. Taip. Taip, taip. Nu, klauskit, prašom daugiau ką nors. Ne, tai jau, Nu, kaip, tai- ką čia klausai? Ką norit pačios tą pasakojat? Taip, Ta nu, prasme, aš Viskas saugumas, nenuskriausti. labai džiaugiuosi, kad taip nepesimistiškai žiūrit į viską. Tai labai smagu, kad rūpinasi jumis gerai, kad bendraujat, va, ne po vieną gyvenat, Nu, dviese gyvenam. nesipykstat. Taip. neturim ką Pažįstamos. pykti. Pažįstamos. Neturim už ką Neturim pykti. ką sakyti. Ana turi savo maldaknygę, aš turiu savo maldaknygę. Ana čia meldžiasi, aš ten meldžiuosi. Nu, kad nėra ko pykti. Nu, Taip. mums užtenka viską. Vietos užtenka. Oro užtenka, jeigu per mažai išeinam į lauką. Taip, kad nu, viską būna. Viską čia, matot, aš sakau, kad čia ne visi vienodi. Mhm. Aišku. Brūč, Ai, kitą kartą pamirštam. va, šebrūč, va, 30 šiandien, taip? Va šitą. Kitą kartą pamirštam. Reikia tada paklausti, kokios dienos. Nu, ko padarysi jau. Amžius, ponia, jau, nu. Pakabink. Taip. Pakabinsite? Čia gal vaikų darželio patalpos anksčiau buvo. Žiūrėkit, nupiešta pas jūs ten. Ai. Dabar langus naujus įdėjau. Tai dabar šilčiau. Taip, nebus vėjas. Taip. Rimšiai. O kokia profesija buvo, kokios profesijos buvo? Aš profesijos neturėjau nei jokios. Nu, bet kažko užsiėmėt. tada ne Taip, profesija, aš dirbau kaip prie Lenkų, da. Tai 6 metus dirbau Vilniui
krautuvėje pardavėja. Paskui, nu, ten mažiau man mokėjo, ten išėjo taip, kitur, tai ten senukas toks susirgo, jam reikėjo slaugę, į mane ten už Varšuvos Aninas. Ten šitam irgi pažįstamas iš šito krašto, ponas toks pažįstamas mūsų krašto čia, tik ten gyvena. Ir ten aš buvau lyg karo. Kaip karas prasidėjo, 39 metais, tada atvažiavau jau čia pas tėvus į Rimšę. A taip, jaunystė mano tai buvo ne namie, ten buvau. Nu, a čia jau karas prasidėjo, čia viskas, čia kolūkis. Nu, kolūkis, jinai prie gyvulių dirbo, aš prie gyvulių dirbau. Nu, tokia va, a profesijos aš irgi ne jokios. Nu, kokia man, viską darau, nu, įsiuvinėjau, tai viską ranką darau, tai daug tokių dalykų mokėjau daryti, dabar tai nematau nieko. Nu, a profesijos ne jokios aš neturėjau. Įsilavinimą mano prelenkų, tai 4 klasės. Bet kaip buvo prie sovietų buvo įsilavinimas 4 klasių, tai man reikėjo 10 klasių dabar, kad aš būčiau. Nes 10 klasių matematiką padariau. Vaikai man būta buvo, tai padėdavau. Labai silpnas mokymas buvo prie sovietų. Dabar tai nežinau, kaip tai. Mokė, nemokė, vis tiek valiai. Metai perėjo, visio. Prie lenkų, tai jeigu 4 klasės, ar tu 3 metus sėdėsi vienai klasėje, vis tiek turi baigti. Nu, visai kitaip buvo, tai stengiamasi, kad, nu, visi. Drausmė buvo tokia. Mokytus eina, tai jeigu mes žaidžiam, tai pertrauko įžaidžiam, kur tai viską mūsų tai kaip stulpeliai stovi. A dabar, kaip pertraukoje mokytojai eina, tai pargriauna. Tai tik ne jokiai. Tai va, kad Žinai, kaip gali? Palauk.